Kaip tulpės stovintys fasadai, čia stebi dviračius, lekiančius greičiau nei mintys. Praeivius šnekančius šimtais kalbų. Ant galvos ne auksas, o randų vainikas. Ne karalius jis, bet pabandyk jam tai ištarti. 3 sesutės rateliu, 2 jų aukštos akmeninėm kaktom, o vyriausia jų mažiausia, po jų kojom padėta. Mano metu išlietas kraujas bei pasisavintas sidabras, auksas ir bažnytiniai metalai. O jeigu liko po manęs gyvų, praveriamos traumos ir chaoso žaizdos šviežios. Kas gimė iš medžio, bet maitinosi vėju, kas nešė žmonės toliau. Būtent šis laivas, kuris atrodė taip pat ambicingai ir grėsmingai kaip vikingai, buvo technologinis atsakymas, ieškant nuotykių ir turtų neatrastose žemėse. Sveiki atvykę į 3 vikingų serijos dalį. Jeigu nematėte praeitų video, siūlau peržiūrėti 1 ir 2 dalis. Nebent turi tą keistą sociopatinę savybę pradėti istorijas nuo vidurio. Tikiuosi bent picos su peiliu ir šakute nevalgot. Iki dabar jau turėtų būti aišku, kokios mūsų prizų taisyklės. Gali pakartoti dar sykį. Tu kur mano kirvis? Nusiramink. Kaip man ten sakė tas keistas vienuolis Bizantijoj, išvalyk savo mintis nuo pykčio. O ypač nuo noro perskirti Aleksui galvą. Įkvėp kosminę energiją, iškvėp norą žudyti. Pajus, kaip tavo 3 akis atsiveria, nors abi tikrosios nori šokti iš akiduobių. Ir pasaulis prašviesėjo po meditacijos. Taigi, ir jūs atverkit savo čakras, subalansuokit savo aurą ir pasiruoškit. Nes šiandien video bus truputį įdomesnis. O tu, kuris jau ieškai skip intro mygtuko, čia tau ne Netflixas, durnelė. Oho, kokia pikta lėlė. Turbūt baigėsi grietinė kugelybę valgant. Čia istorija krauju ir prakaitu rašoma, tad turėk kantrybės. Ir vėl išsiderino mano dvasinė pusiausvyra. Juoda tamsa, pajusk tą begalinę juodą tamsą, tą nebūtį, kurioje nėra nei laiko, nei erdvės, nei Alekso durnų klausimų. Kai vardai ir laikas dar neegzistavo, anapus žodžių ir konceptų, tyli beribė tuštuma tykojo, besilaukianti kažko daugiau. Ginnungagap vadina ją, bedugnių tarpų skiriančių jėgas kontrasto 2. Tolumoje pabudo Niflhelmas, šalčio ir ledo branduolys, šaltesnis nei stipriausios neapykantos veiksnys. Bei Muspelheimas, ugnies ir lavos mišinys, kuris sudegintų visus ir viską, įskaitant ir tvirčiausią šeimos tiltą. Artėjo viens prie kito kamuoliai šie 2, be jokio pykčio, meilės ar kitų gyvybiškų jausmų. Ir tada ledas neištvėrė, pradėjo tirpti ir tekėti, o iš tirpstančio ledyno pakilo milžinas Ymir. Žinau, negalit patikėti. Tačiau tai buvo dar ne viskas. Netrukus netoliese pasirodė karvė. Nepaprasta kaip močiutės telyčia, bet svarbi ir mistinė kosminė tiekėja. Jos pienas girdi Ymir, suteikiant jam jėgų ir ryžto. Audhumla vardas buvo jos. Laižyti jį mėgo ledą sūrų, iš kurio tuoj pasirodė būrį. Tai buvo protėvis dievų.
iš kurio kilo Odinas ir jo 2 broliai. Trintis tarp milžino ir naujakurių įsižiebė ir baigėsi nuožmia kova. Ymyras krito. Bet tai nebuvo pabaiga. Mažų mažiausiai buvo tai pradžių pradžia. Iš kūno milžino didžiulio Žemė buvo sukurta ir iš jo prakaito ir kraujo gimė jūra, vikingų laivams skirta. Kalnai kilo iš jo kaulų, medžiai iš plaukų, o iš kaukolės ir smegenų dangus miglotas. Ir pagaliau iš antakių ilgų dievai aptvėrė Midgardą, kurio paaiškinti nereikia, nes būtent čia, sutartame sapne, dienas mes savo leidžiam. Ir kai kosmosas pajuto kryptį, kažkur nemanifestuotam sąmonės sraute išdygo Yggdrasilas, pasaulio ir gyvybės medis, neįsivaizduojamos platybės uosis, kurio šaknys skverbėsi giliai, dar prieš tai, kai dievai pasaulį kurti ruošės. Tvarka taip išsirutuliojo iš chaoso, lyg visos jėgos ir likimai nebūtų niekas kitas, kaip šios istorijos seka. O tada, bevaikštinėjant Odinui ir broliams, kamienas keistas ties pliažu akis užstojo. Tad nusprendė 3 dievai šitą pakeisti. Ir Odin įpūtė gyvybės kvapą bei sielą, ko pirmiausiai žmogui būti reikia. Kompanionai užmirštieji broliai suteikė jiems supratimą ir galimybę jausti, bei intelektą, kuris mus skiria nuo gyvūnų ir suteikia atsakomybę visų gyvųjų žemėje likimą spręsti. Kad išgyventume ir suprastume vieni kitų tikrovę, paviršutiniška žmogaus rega, kai kurių retai naudojama klausa, bei dažnai klaidinanti kalba taip pat buvo padovanotos. Na, ir galiausiai juos kukliai apvilko ir pavadino vyrą Asku, nuo medžio uosio, bei moterį Emblą, galimai nuo augalo vijoklio. Taip atsirado pirmieji vyras ir moteris, visų žmonių protėviai. Nieko neprimena? Pilka tave kur, rupūs miltai. Neturiu žalio supratimo, nei geltono, ką tu čia išneki, berniuk. Pametei mane kažkur ties kosminę karvę. Skersnigatvis. Na gerai, viskas buvo labai painu. Skandinavija buvo šimtai mažų pasaulių, todėl jų tradicijos ir tikėjimas nuolat keitėsi, maišėsi, o kartais visai nesutapo. Taip pat skandinavai vikingų amžiuje buvo tam tikra prasme neraštingi ir negalėjo palikti detalios mitų interpretacijos. Na, gerai, jie turėjo runas. Tačiau jos nebuvo pritaikytos ilgiems ir sudėtingiams pasakojimams. Bet buvo ir išimčių. Rok akmuo Švedijoje pasakoja apie senąsias mįsles ir pranašystės apie Fimbulvinterą. tą lemtingą didžiąją žiemą, kurios šešėlis, manoma, kilo iš realaus ugnikalnio išsiveržimo, kadaise užtemdžiusio saulę. O Jelling akmenys Danijoje žymi jau kitą erą – karalių Haraldą Mėlyndantį ir šalies suvienijimą. Būtent šio karaliaus vardas po 1000 metų tapo sinonimu šiuolaikiniam ryšiui. Bluetooth technologija pavadinta būtent Haroldo Mėlyndančio garbei, o jos logotipe
iki šiol užkoduotas paslėptas parašas, suvienytos karaliaus inicialų runos. Pirmasis iš visų, bet neturintis tėvo. Maitintas pienu, bet nužudytas dievų. Mano prakaitas šlapina jūsų laivus, o mano antakiai saugo jūsų laukus. Vis dėlto tai nereiškia, kad skandinavai buvo prasti pasakotojai. Priešingai, jų istorijos, mitai ir legendos keliaudavo iš lūpų į lūpas, kartų kartomis, kaip sugedęs telefonas, sklindantis per amžius. Išgirstusiems šias tiesas ir istorijas, tai nekeldavo tikėjimo dilemos, su kuria susidurime šiandien. Dažnas iš mūsų kategoriškai atstumia religijos tiesas, kol vikingams metafizinis pasaulis buvo tiesiog nenuginčiamas. Na, dabar suprantame, kaip atsirado forma ir mitologinis paveikslas. Tačiau kaip jis atrodė iš arčiau? Asir dievai gyveno Asgarde, kuriame taip pat stovėjo ir Valhall. Salė, į kurią buvo atnešamos karių, garbingai žuvusių kovoje sielos. Ten juos pasitikdavo pats Odinas. Jie gerdavo alų, valgydavo troškintą mėsą ir ruošdavosi Ragnarokui, paskutiniai pasaulio kovai. Jotunheime gyveno milžinai, chaoso ir laukymės būtybės, toli už civilizuoto pasaulio ribų. Šiandien Norvegijos šiaurėje galime nuvykti į kalnų ruožą pavadintų tuo pačiu vardu. Ir jeigu pasiseks, kaip ir aš, nepamatysite nei vieno milžino, kuris nėra geriausias žmonių draugas. Midgardas. Žmonių pasaulis. Čia gyvename mes. Trumpai, trapiai ir nenuspėjamai. O tada, pasak vikingų, jeigu mirėte negarbingai, nuo senatvės, ligos ar baimės, keliautumėte į mirusiųjų pasaulį. Helheimą. Tai nebuvo krikščioniškas pragaras su liepsnomis, o šalta, niūri, tylos kupina karalystė, kurią valdė deivė Hel. Esu aukščiausias šiaurės stogas, kur mitai virsta granitu. Senam pasauly buvau tvirtovė didžio priešo, naujam pasauly tapau išbandymų kantrybės alpinisto. Be Muspelheimo ir Niflheimo egzistavo dar keletas pasaulių. Vanaheim, Alfaheim, Svartalfheim. Bet skandinavų mitologija neapsiriboja šiais 9 realmais ir mitinėmis būtybėmis. Nornos. Likimus audžiančios moterys. Gyveno prie Urdo šulinio po Yggdrasil šaknimis, kur sprendė visų pasaulių likimus. Valkyrės skraidė virš Midgardo mūšių laukų ir gabeno kritusių karių sielas į Valhalą. Nykštukai dažniausiai siejami su Svartalfheimu, tačiau šaltiniuose jie pasirodo ir Midgarde.
jie kaldina dievų ginklus, bendrauja su žmonėmis, kartais net apgaudinėja juos mainais už magiškus daiktus. Beje, jei esate matę ar skaitę Žiedų valdovą ar Hobitą, jų rašytojas Tolkienas daugybei nykštukų ir net Gandalfui suteikė vardus iš Dvergatal, senojo sąrašo poetinėje Edoje, kuriame surašyti mitologiniai nykštukų vardai. Šitaip skandinavai kūrė ne tiek griežtą 9 pasaulių schemą, bet gyvą ir nuolat kintančią mitologinę geografiją. Bet šio pasaulio pabaiga taip pat buvo įrašyta jų vaizduotėje. Ragnarok. Dievai stojo į paskutinę kovą su milžinais, Fenrisas išsilaisvino iš pančių ir mūšio chaose praryja patį Odiną. Tačiau Odino sūnus Vidaras netrukus atkeršija ir nužudo vilką. Midgardo žaltys išsivynioja per dangų, nuodydamas pasaulį, ugnis ir vanduo sunaikina žemę, o senoji tvarka galutinai žlunga. Tačiau tai nėra paskutinė pabaiga. Po chaoso pasaulis vėl iškyla iš jūros, žalias ir gyvybingas, pasirengęs naujam ciklui. Aš esu dalys virtę laikiną pastogę. Vieta, kur dulkės išmoko kalbėti ir bijoti mirties. Visata mane apkabino, jog nesubyrėčiau į chaosą, o mano kūno vaisiai vis dar tiki esą visiškai tikri. Nors skandinavams tai nebuvo mitologija, o tiesiog jų pasaulio tvarka ir realybė, viskas, ką apie ją žinome iš poetinės ir prozinės Edų, Islandų sagų bei kitų rankraščių, tai yra žemėlapis, sudarytas iš nuotrupų. Ir kad ir kaip įdomiai jų mitologija skambėtų, pilnai suprasti jų pasaulį, juo netikint, yra tas pats, kas bandyti suvalgyti jūrą su šakute. Vikingų pasaulis buvo užburtas, pilnas pavojų, likimo ženklų ir gamtos jėgų. Priešingai nei krikščionybėje, kur svarbi atpirkimo kelionė, vikingams moralinis kompasas buvo paprastas. Drąsa, garbė ir veiksmas čia ir dabar. Jų mitai tai atspindėjo. Dievai žinojo, kad Ragnaroke jie žus, bet vis tiek žygiavo pirmyn. Ne todėl, kad tikėjosi laimėti, bet todėl, kad atsakomybė ir garbė buvo aukščiau baimės ir abejonės. Todėl ir vikingui svarbiausiai buvo jo vardas. Kūnas miršta, bet reputacija gyvena toliau. Dainose, sagose, atmintyje ir svarbiausiai dievų akyse. Aš esu akimirka tarp kardo kirčio ir amžinos tylos. Virš sumaišties aš ieškau ne laimėtojo, o gyvybės kilniausiai pralaimėtos. Mano šešėlis krenta ant purvo ir lavonų, bet mano glėbis kvepia alumi ir pergalės daina. Ir jei jų garbė gyvendavo ilgiau nei kūnas, tuomet natūraliai kyla klausimas, o kaip vikingai palydėdavo savus į kitą pasaulį? Skandinavams mirtis nebuvo galutinis taškas, o veikiau perėjimas į kitą būtį. Tikėjimas po mirtiniu gyvenimu, ar tai būtų Valhalla, ar deivės Frėjos Folkvangas, ar miglotas Helo pasaulis, reikalavo deramo pasiruošimo.
Todėl įkapės nebuvo tik simbolinės dovanos. Tai buvo būtiniausi įrankiai ir statuso ženklai, turėję užtikrinti mirusiojo galią bei gerovę anapilyje. Vikingai buvo laidojami su tuo, kas geriausiai atspindėjo jų gyvenimo būdą. Aukšto rango kariai šalia savęs guldydavo kalavijus ir žirgus, pirkliai, svarstyklės ir sidabrą, o moterys prabangius papuošalus bei namų ūkio įrankius. Dažnai kartu būdavo aukojami ir gyvūnai ar net vergai, tikint, kad jie tarnaus šeimininkui ir po mirties. Šiandien šios kapavietės yra neįkainojamas archeologinis šaltinis. Kadangi patys vikingai savo istorijos beveik neužrašinėjo, būtent šie tylieji liudininkai po žeme leidžia mums atkurti jų kasdienybę, socialinę hierarchiją ir dvasinį pasaulį. Kiekvienas rastas artefaktas yra fragmentas iš sudėtingos mozaikos, kurią paliko ši karinga ir paslaptinga kultūra. O pačios laidojimo ceremonijos? Apie jas daug nežinom, bet buvo toks vyriškis Ibn Fadlanas, arabų diplomatas, keliautojas. Jis prieš 1000 metų buvo išsiųstas į kelionę, kurioje sutiko ir mūsų veikėjus. Perskaitęs Ibn Fadlano užrašus, mano vaizduotė tiesiog išskrido. Tad perspėju. Tai, ką išgirsite, yra interpretacijos interpretacija. Čia susiduria 1000 metų senumo tekstas, Ibn Fadlano kultūrinis šokas ir mano asmeninis kas čia per absurdas filtras. Sveiki! Jei manot, kad jūsų kaimynai neduoda miego 3 ryto ir rūko balkone, jūs dar nematėt, ką išdarinėja šitie rusaje. Kad būtų aiškiau, tai varangai skandinavų vikingai, kurie tuo metu kontroliavo upių kelius Rusijoje. Jokios Rusijos dar tada net kvapo nebuvo, o šitie vyrukai tiesiog kūrė savo taisyklės nuo pat Ladogos ežero iki Volgos pakrančių. Aš, išsimokslinęs Bagdado pasiuntinys, galvojau pasikultūrint, o gavau 10 dienų trunkantį košmarą. Jūs tik pasiklausykit. Šitiems žmonėms tikrai nereikia klasės seniūno. Jie turi labai paprastą finansų planavimą. Jei numiršta turtuolis, jo turtas kelia į 3 dalis. Viena šeimai, kita lavono drabužiams, o trečia alkoholiui. Ir tada jie geria dieną naktį. Mačiau vieną tipą, kuris mirė dar taurę rankoje laikydamas. 10 dienų. Tiek laiko jie siuva mirusiam drabužius, kol jis laukia savo eilės. Nors jis tikrai ten laukia laikroduką tapšnodamas. Nu, tada prasideda kiti bairiai. Jie užklausia vergų, kas nori būti savanoriu ir keliauti su šeimininku į kitą pasaulį. Viena iš jo vergių, matyt padauginusi 1/3 turto, sušunka aš. O tada jau viskas, kelio atgal nėra. Čia kaip užsirašymas į matematikos kangūrą. Jeigu apsigalvosi, tave vis tiek išlydės. Atėjo pagrindinė diena. Jie išvilko laivą į krantą ir pastatė jį ant kažko panašaus į pastolius. Tada pasirodė ji, mirties angelas. Tikėjausi pamatyti ką nors eteriško, bet pamačiau niūrę stambę moteriškę. O dar tas žvilgsnis. Nu tikrai nebaisesnis nei lietuvių kalbos mokytojos, kai lėtai vartė tavo rašinį, o tu sėdi ir jauti, kaip tavo metinis pažymys krenta į bedugnę. Iškasė jie tą savo padą, 10 dienų po žeme, buvo pajuodęs nuo žemės šalčio, bet stebėtina nesmirdėjo. Matyt, alkoholis veikia kaip konservantas. Jie jį aprengė visokiais šilko kaftanais, sabalo kepurėmis. Na tai kaip mama mane į giminės balių, kai vaikas buvau.
o tada jį pasodino laive ant pagalių ir prasidėjo švediškas stalas. Trumpai tariant, į laivą pradėjo mesti viską, nuo pusiau perkirsto šunio, suprakaitavusių arklių, sukapotų į gabalus, iki paprasčiausių vištų. Bet toms irgi iš pradžių nupjovė galvas, ką čia diskriminuosi mažus gyvūnus. Žodžiu, laivas atrodė kaip vegano košmaras. Tada tą vergę nusitempė į laivą ir 3 kartus kilnojo virš kažkokios staktos. Grynai kaip arniuką per 18 gimtadienį. Tik vergiai čia tortų niekas turbūt po to neatnešė. O vergė pakilus kaskart sakė: O, matau savo tėvą ir motiną. O, matau visus savo mirusius giminės. O, matau savo šeimininką rojuje, ten taip žalia ir gražu, jis mane kviečia. Man atrodo, jai reikia pas psichologą. Bet kas ten jai tais laikais padės, jeigu už 5 minučių nebent kunigo reikės? Jiegi ne krikščionys kvaily. Aš paklausiau vertėjo, ji rimtai? Jis tik gūžtelėjo pečiais. Tada mergina nugirdė iki sąmonės netekimo, o mirties angelas, aka pikta bobulė, ją nuvilko į palapinę laive. Vyrai aplink pradėjo daužyti skydais į lazdas, kad niekas negirdėtų jos riksmų ir kitos merginos neišsigąstų pasiaukoti ateityje. Tai gal vikingai gaslaitinimą išrado? Galiausiai priėjo artimiausias numirėlio giminaitis. Jis buvo visiškai nuogas, viena ranka dengėsi, kaip čia švelniau pasakius, šikna, mat jie tikėjo, kad mirusių dvasios gali įskristi per užpakalį. Kitoje rankoje laikė degantį medgalį, jis ėjo atbulas link laivo ir jį uždegė. Ir tada aš pagalvojau, Arabijoje tokio cirko tai dar nematęs. Tada vienas iš tų rusų atsistojo šalia manęs, nusijuokė ir sako: Jūs arabai esate kvailiai, jūs savo mylimus žmonės užkasite į žemę, kur juos graužia kirmėlės, o mes juos sudeginame per akimirką ir jie iškart skrenda į dausas. Tuo metu pakilo vėjas, ugnis užriovė ir per valandą iš laivo vado, merginos ir visų tų supjaustytų gyvulių liko tik pelenų krūvelė. Dar tokio barbecue brolis kol kas nebuvo užkūręs. Ir pabaigai apie jų karalių. Jis sėdė ant milžiniško sosto su 400 vyrų, kurie pasiryžę už jį mirti. Karalius toks svarbus, kad niekada nenulipa nuo sosto, net gamtinus reikalus atlieka į dubenį. Karališką, žinoma. Jei jam reikia joti, arklį priveda prie sosto, jis užlipa, o kai atsibosta, nulipa tiesiai atgal į sostą. O sako, kad mano ego didelis. Prašyčiau. Netrukus grįšiu į Bagdadą. Užteko man tų pasaulių tyrinėjimų. Bet kaip jums toks laidojimas? Ateitumėt išlydėt artimąjį į tokį ritualą, ar geriau liekam prie gėlių ir arbatos? O čia tai kultūrinis šokas. Baisiau net nei atvažiavus į Palangą ir pamačius vaflių kainas. Viena mūsų sąmoningai gyvena šiandien, kita pergyvena praeitį ir negali niekad pasivyti. Trečioji kerpa tai, kas dar tik bus, tad tavo gyvenimas paklusnus tik mums. Manau, su manim sutiksite, jog joks tikėjimas nepateisina veiksmų, kurie atneša chaosą ir skausmą į šį pasaulį. Tačiau tik bandydami suprasti baimės, vidinės tiesas ir ambicijų šaltinį, galime matyti daugiau nei savo reakcijas į žmonių destruktyvius poelgius. Ir jeigu būsime pakankamai geranoriški,
Galiausiai mūsų pastangos prives prie gėrio ir blogio kilmės žmonių pasąmonėje suvokimo. Tai, ką vikingai vadino aš, nebuvo atskira nuo pasaulio dalis. Vardas, garbė ir veiksmai egzistavo didesnėje tvarkoje, kurioje žmogus buvo tarsi gija audinyje, kurį pynė likimas. Vikingai neplevėsavo tuštumoje, bet gyveno veiksmų sekoje, kuri turėjo kryptį. Ir nors likimas buvo jau parašytas, jis dar nebuvo įgyventintas. Su tokiu pasaulio suvokimu vikingai žengė ir už Skandinavijos ribų. Anglosaksai ir vienuoliai matė agresiją, ginklus ir mirtį. Bet kitame kirvio gale alsavo dievai, dvasinės jėgos ir likimo ryšiai, kurie vikingų akyse buvo tokie pat tikri, kaip ir žemė po jų kojomis. Tai kurgi šis pasaulis juos nuvedė? Kitoje dalyje matysite. Tau gimus, aš dar neegzistuoju. Tau mirus, jeigu buvau sukauptas, toliau aš žmonėse ir visatoje gyvuoju. Mane gali krauti metų metus, bet tik pasuksi netinkama linkme, žemyn lydėsiu kaip šešėlis įkyrus tave. Ir visgi nesu šešėlis, nes įeinu į kambarį, dar prieš tau atveriant žmonių duris. Turiu formą, bet ne kūną, o mano namai kaule, medį ir kietam akmenį. Neturiu balso, bet vis tiek šnabždu ir gyvenimą randu žmonių atminty.